Lapkričio 24 diena. Penktadienis. Šita diena yra dar kitaip žinoma kaip Black Friday arba lietuviškai Juodasis penktadienis. Šita diena pasižymi tuom, jog per ją vyksta didžiausi išpardavimai. Kaip jau tikriausiai žinote iš praeito video, o kas nežiūrėjo praeitą video, tai aš gyvenu Olandijoje. Ir kadangi Black Friday yra žinoma kaip amerikiečių šventė, aš norėjau patikrinti, ar ir Olandijoje žmonės pamini būtent šią dieną ir noriu pasižiūrėti, kiek žmonių bus parduotuvėse, centro gatvėse ir kiek iš jų kažką pirks. Bet prieš švaistydamas savo laiką ir keliaudamas į miestą, žiūrėti, ar ten bus žmonių ir ar jie iš tikrųjų kažką pirks, aš norėjau pasidaryti tokį trumpą research online. Pasak Samantos Dixon, kuri yra iš Australijos, Black Friday Olandijoje tikrai egzistuoja ir dar kaip. Bet kadangi Samanta yra iš Australijos, tai aš manau, kad mes negalim ją pilnai pasitikėti. Ir vis dėlto važiuojam patys pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų atrodo Black Friday Olandijoje Rotterdamo mieste. O dabar matys trumpą montažą iš mano kelionės į centrą. Let's go! Tai va, mes jau atvarom į centrą ir kodėl sakau mes, dėl to, nes šiandien prie mūsų prisijungia Tauras. Sveikas, Taurai. Labas, Gustai. Kaip laikaisi? Labai blogai, nesveikai, šalta šiandien lauke. Ar žinai, kad aš šiandien filmuojam? Black Friday. Tai kokie, Taurai, tavo pirmi impressionai apie Black Friday Olandijai? Ar tai egzistuoja ar ne? Oras tragiškas, žmonių nėra mieste, labai nesijaučia, jaučiasi kaip eilinė diena tiesiog. Manau, jie visiškai nelaukia to Black Friday ir nešvenčia čia. Tiesa, nes šiaip Rotterdamo mieste visą laiką daug ir žmonių, ir turistų, ir viską, tai labai sunku atskirti. Bet, kaip ir pameni tą Black Friday, nes yra visokios nuotraukas, advertisementai vienu žodžiu, kur su nuolaidom ir parašyta Black Friday, tai kaip ir iš dalies jie tai pameni. Bet tai nėra, kad labai kaip Amerikai, žinai, kad eilės. Nepalyginsiu su Amerika. Ja, Amerikai tengi 2 dienas tiesiog palapinėse žmonės čilina, kad galėtų nusipirkti televizorių 20 eurų pigiau. Ja, čia žmonės pažengia, internetu užsisako viską. O dabar einam aplankyti Tech parduotuvę. Taip, einam. Prieš aplankant Tech parduotuvę, mes greitai užsukome į Zarą. Varam į Zarą. Šitą Zarą atsidarė prieš savaitę ir yra viena iš didžiausių Zarų Europoje. O žmonių tai Zarai belenkiek. Ten, tu matai, ką aš matau? Zara kafe. Kol ėjome į Tech parduotuvės, mūsų nuomonė labai pasikeitė. Mes pastebėjome, kiek iš tikrųjų yra daug žmonių centre ir kad didžioji dalis iš jų vaikšto su krepšiais. Atėjom į Tech parduotuvę, tai Olandijai vadinasi Media Markt. Šiaip visai juokinga, nes Lietuvoje tipo yra Elektromarkt ir žiauriai panašus pavadinimas ir netgi logo visai panašus. Ir jie tipo panašus brandas realiai, tipo irgi raudoną spalvą turi ir pamatysi tipo viduj irgi žiauriai panašiai atrodo kaip Elektromarkt. Tai jo, tai einam į vidų. Atėjom prie Apple. iPhone 15 Pro. Šios spalvos žiauriai graži. Eik tu savo. Ar tu, Taurai, irgi taip darydavai, jeigu, pavyzdžiui, su šeima atvarai į idealą kokį ir tipo tiesiog pradedi gaming per visokius iPadus ir taip toliau? Kiekvieną kartą. Ai, atsivedė, mes gyvenydom dar po pamokų visą laiką į visokius... Bet mes ten būdavo nesąmonės darydom, ne tik gamindom. Tiesa. Gadindom telefonus.
Jeigu norit, kad padarytume kokį tech review ar kažką, tai rašykite. Žiūrint. Jis už nugaros mums? Jo, jis tavo už nugaros. Gerai, filmuojam, kaip pavoksim iPhone'ą. Ką? Filmuojam, kaip pavoksim iPhone'ą. O galim tą prangą, kaip tipo išmeto iPhone'ą ir sudaužau. O, tai va, atėjom į gaming skyrių. Pasižiūrim, ateikit, pasižiūrim kainas. Nu gerai. Čia yra nuolaida. Kas čia per kompas? Ryzen 7, RAM 2 GB. Ką žinau, kad blogas kainas. Kaip matėte, Media Markte tikrai buvo daug žmonių. Tai kokie tavo turai dabar impressionai jau po tech parduotuvės ir po Zaros? Pasirodo labai daug žmonių mieste šiandien. Kažkodėl, nežinau kodėl, gal tiesiog visi norėjo išeiti į lauką, susitikti su kitais, bet žmonių daug. Kainas nėra blogas, yra nuolaidų, bet žmonių labai daug. Mes pradžiai, kai ėjom, atradom kaip normalu, kaip visą laiką daug žmonių, bet iš tikrųjų tai realiai daugiau žmonių negu įprastai ir visi vaikšto su pilnais krepšiais visokių prekių. Kita parduotuvė, kur eisim, bus Footlockeris. Susitiksim Footlockerį. Torai, kaip manai, per kiek laiko mus išvarys iš Footlockerio? Footlockerio? Aha. Nu, aš duodu kokią 30 sekundžių. 30 sekundžių? Jo. Aš tai sakau, kad mus iš karto vos įkeis ir sakys, eikit iš čia. Parašykit komentaruose, kaip manot, per kiek laiko mus išvarys iš Footlockerio. Tai va, atėjom į Footlockerį. Labai tikiuosi, kad leis filmuoti ir kad padarysim interviu, žodžiu. Tai einam į vidų. Maikės. Einam batų pažiūrėti. Okay. Deja, bet Footlockerį nieko nesigavo nufilmuoti, nes realiai iš karto ir išvarė mus tenais. Pradžiai pasakė, kad negalima interviu daryti su žmonėm kitais, o po to sakė, iš vis filmuoti negalima ir sakė, eiti mum iš ten. Po visos dienos filmavimų mes su Tauru žiauriai šalkom ir nusprendėm kažkur pavalgyti. Žodžiu, atėjom pavalgyti. Restoranas vadinasi Bog Express. Dabar pamatysit mūsų restorano review. Žodžiu, maistą yra visokio. Tipo, gali rinktis ten mėsytės visokios, padažą. Ką žodį imt? Chicken teriyaki noodle. Chicken teriyaki noodle? Aš tai nežinau dar. Žodžiu, pasakysiu, kai užsisakysi. Sakėm, aš pasiėmiau voką su vištiena, sweet and sour padažu ir kiaušiniais makaronais. Davė tokį dalyką ir sakė, kai supipsės, kai jau pradės pipsėti, ateit pasim maistą. Pradėjo pipsėti. Maistas? Jo, jau reikia paimti. Atnešė Tauras maisto, tai taip atrodo. Šiaip gerai atrodo, nemalos. Šiauriai daug vištienos. Man jis skanu bus. Skanu. Šiauriai daug vištienos, šiaip realiai prikrovė. Aš net makaronų nematau. Aš ne, jo. Gerai, cheers. Tikrai gerai. Eikų sau. Dieva, šiaip labai skiriasi, pavyzdžiui, nuo Lietuvos tokio aktyvos, bet... Nepalyginsiu, kaip kitoks patiekalas. Realiai. Bet skanu. Labai. Su saldžiarkščiu pasime? Jo, o tu? Teriyaki. Aš teriyaki. Geras tikrai patiekalas, čia ir morkyčių yra, ir visko. Tai žinai, ir sveikia, kaip sakant, valgyti, ir skanu. Daržauti normalu. Labai gerai sustot pavalgyt, bet yra tikrai geresnių vietų, jeigu čia jeigu neturi laiko ir šalia nori sustot pavalgyt, tai labai gerai, nes yra daug vietų šitų. Ir jeigu labai skaniai kažko nori, geriau pasiieškoti. Tai va, žodžiu, jeigu busit Rotterdame ir neturėsit visiškai laiko, norėsit greit pavalgyti tokio skanaus, kaip sakant, sveiko maistą, tai užsukit čia.
Tai kaip pavalgyti? Persivalgiau visi, labai persivalgiau, žiūri daug maisto. Nu jo, tiesa, pažiūrėk, kiek aš palikau ir tu tai iš vis bosi, tu pats paėmė ir tu viską palikai. Pilną porciją. Baisiai per daug maisto. Mes grinai galėjom vieną porciją per pusę paimti. Oi, man čia kaip 4 dienom užtektų maisto. Bet Nesveikai daug buvo. tai jo, tai čia tikriausiai tik mum, nes mes šiaip įpratom mažai valgyti, bet jo, tipo, jeigu ativarysit čia, tai pamasykit, kad čia porcijos tikrai nėra mažas, tai jeigu ten varysit ten su vaiku ar kažkuo, tai, nu, tipo, turėkit omeny, kad labai daug maisto gausit. Jeigu būsit čia ir nepabaigsit maistą kaip mes, tai paprašykit išsinešimui dangtelius duoda, tai pasiimkit dangtelius ir tiesiog galėsit vėliau suvalgyti. Tai kiek vertini šitą restoraną nuo 1 iki 10? Nu, ačiū. Kiek duoda? Nu, 6,5. 6,5? Bet čia, tipo, čia vien dėl to, nes čia šiaip labai daug gerų restoranų yra. Tipo, Vilniui, nu, čia, nu, 7,5 būtų, tipo, iškart baldu. Bet čia tiek daug pasirinkimų ir taip šalia, nu, tik tai, kad brangiau ten kitur. Tai va, Bet ne taip stipriai tai brangiau. va, jeigu, tipo, taip comparinti kainas ir kokybės, tipo, santykį ir kiek dideda maistą, Ja, aš manau, vertai dėl to nesveikai daug gal, tipo, niekur kitur negausi tokios porcijos. aš duodu jam 7,2. Overall geras experiences, bet realiai prie pat yra tipo azijiečių rajonas, kur gali gauti realiai tipo geresnį maistą. Tai šiandien darysim interviu, žodžiu, paklausinėsim žmonių, ar jie žino, kad šiandien yra Black Friday ir paklausim jų, ar jie kažką šiandien planuoja pirkti ir jeigu taip, tai ką jie nusipirko. Supykite, bet intervius bus angliškai, dėl to, nes aš gyvenu Rotterdame ir žmonės tiesiog nemoka kalbėti lietuviškai ir vienintelis būdas yra susišnekėti angliškai. Tai intervius bus angliškai. Let's go! It's interview time! Can I do an interview about like Black Friday and stuff? Black Friday, yes, you can do, but my English is not very good. That's okay. no problem. So are you aware of that today is Black Friday? Yeah, I know it's Black Friday today, but I'm just looking for a little bit stuff, and I do believe on the Black Friday because the not everything is cheap. Because next week everything is same, you know. Yeah, exactly. They up the prices, They up the prices, so they yes. could like discount them, right? Yes, sure. Just guys, don't believe Black Friday. It's fake. Don't believe Black Friday. Yes. Okay, perfect. Thank you. Yeah, YouTube. Yeah, YouTube channel. Yeah, but I'm just starting. Gaan abonneren, yes. Nice. Thank you, man. No problem, man. See you. Have a nice day, man. Are you looking to buy a microphone? Yes. Do you need any help? Because I know a lot about microphones. Nah, I'm looking for the one I have. Oh, okay. So, and which one do you have? Something cuber, I think. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. Actually, like these ones are pretty nice. Yeah. Like the blue ones. Yeah. You know about them? Yeah, they're pretty cheap and they're pretty good. So. Tai man naują mašiną nusipirkau, žodžiu, Olandijai. Okay, so are you aware that today is Black Friday? Yes, I'm totally aware that today is Black Friday. So are you planning to buy something? Like right now, I'm just looking for some great deals about tech stuff, but I have not found a good one. So I'm still looking for maybe some new technical stuff for computers and such. Uh-huh. And do you have something specific in mind, like what you need? So right now, I just need some new computer things, like a new SSD, because like storage is full and SSD is getting cheaper. Yeah. So I'm just looking for a great deal, really. Are you looking for M2 SSD or like? Yes, M2. So some. I was thinking about like a 990 Pro, like some from Samsung. Yeah, so just that's pretty cool, man. yeah. So just looking for some good tech stuff, I guess. Yeah. Reik pasitraukt, atvažiuoja tramvajus. Gerai, šiaip nereikia pasitraukt, jokamo. Žodžiu, šiandien darysim interview. Okay, so what are you doing here, guys? Okay, who's gonna talk? She's going to marry soon. Marry? Yes, this we is have, my. How old do you This is think my she hand is? party. I think you're
You're like 20 or something, right? No, she's 35. You're 45? Yes. Oh my god, okay. Yes. Yes. You look younger, you know? Thank you. I appreciate it. A lot of sunscreen and moisturizer it helps. Yeah. Red sunscreen. Like this red sunscreen, I wear it all day. Yeah, so is it like a night before wedding or something? Yeah, like yeah. where you party? Yeah. Oh, okay. Yeah. So we are doing a few assignments, and this is one of the funner ones, the more embarrassing ones. Uh-huh. And we have to swap this hat or this squishmallow, like a plushie, or mosquito patches Yeah. for something funnier, something that's worth more. So Wait, so I can take this hat? You can no, say it depends. It only- depends on what you have to give us. Look. I You have. want to keep this? Yeah, I want to keep this. Yeah. I have this pre-order This card. one. That would Yo, work for the it's pretty mosquito. good. Yeah. Like This on the hangover, this will Sure. energize you Oh. for sure. after the We need wedding. it. Yeah, I mean, of course, yeah. But can we switch to the hat? No, for the Yeah. mosquito patches. Just for the But mosquito they patches. have, they have like dinosaurs on there. I can't open them right now. You can wear them when you go Alright. out to All right, let's switch. Okay, amazing. Hey! And that's YouTube Subscribe. So, are you aware that today is Black Friday? I am. Yeah, we are. Oh, yeah. I didn't hear the question, man. So, are you planning to buy something? Yeah, I am. Yeah. So, what are you gonna buy? I don't have any idea. I'm just checking out whatever I like. And whatever I like, I'm buying. Have you heard about the conspiracy that before Black Friday, all the companies raises the prices and the discounts is just for nothing? I heard that one. Yeah. That these are the original prices type shit. Yeah. And what do you think about that? Like, is it cool to do that or not? I mean, you gotta make money, so I respect it regardless. Shit, I respect the hustle. But they're fooling everyone, you know? They are. And I respect that. Yeah, shit. Okay, thank you. No problem. Thanks, man.